Tai visiems dar sykį laba diena. Ačiū, kad prisijungėt šią popietę kartu su mumis, su Advisory kompanija. Priminsiu, kad mes šitą pranešimą darom, kaip ir kitus pranešimus, po Advisory Union vėliavą, pavadinkime taip. Kas tai yra? Tai yra mūsų bendruomenė, kuri jungia vienyje ekspertus, klientus, būsimus, buvusius klientus ir vienminčius, kur mes dalinamės vienomis ar kitomis žiniomis apie kibernetinio saugumo valdymą. Tai tokius susitikimus mes organizuojame bent minimum kartą į mėnesį pagal tam tikrą grafiką slenkantį ir vis diskutuojam apie įvairias temas ir šiandien būtent yra pasirinkta tema, kodėl keičiasi kibernetinio saugumo reguliavimo objektas. Tai Giedrė šiek tiek jau truputį įžangą padarė, o aš pabandysiu visą tą pristatyti savo pristatymo metu. Jeigu būtų klausimų, drąsiai klauskite, galite paklausti žodžiu, o jeigu šiek tiek drovitės, galite parašyti į tą chatą vadinamą. Giedrė pamačiusi man pasakys, kad yra tam tikras klausimas ir aš šitą klausimą sureaguosiu, atsakysiu. O pažiūrėsim, jeigu liks dar keletą minučių pabaigoje, galbūt net galėsim padiskutuoti jums aktualių klausimų. Tai turbūt tokį retorinį klausimą užduosiu, tai jei veikia pagrindinė ar bet kuri informacinė sistema, ar tikrai veikia paslauga. Ir manyčiau, kad šis klausimas turbūt ir atskleidžia visą reguliavimo pokytį, kuris įvyko lyginant, sakykime, kibernetinio saugumo įstatymą, kuris buvo prieš TIS2 direktyvą ir jau jam įsigaliojus. Ir čia turbūt pagrindinis, viena iš tų skaidrių turbūt, kas tą pagrindžia, kad jeigu žiūrėti paslaugą, o iš principo informacinė sistema, tai turbūt yra paslaugos tik sudėtinė dalis, tai dažniausiai paslauga, kuri yra elektroniniu formatu ar kitaip, jinai priklauso nuo įvairių komponentų. Tai ir vidinės tinklų informacinės sistemos, jų komponentai, infrastruktūros, debesijos, darbuotojų, išorinių paslaugų, duomenų ir taip toliau ir taip toliau. Tai sutrikus bent vienai kritiniai priklausomybei gali sutrikti visa paslauga. Tai kaip matom jau vien iš to žemėlapio arba iš tos skaidrės, kad turbūt tas objektas, kuris anksčiau buvo viena informacinė sistema ir aplink ją sukosi dar vadinamas tas elektroninė duomenų sauga, ir nustojo turėti tam tikro pagrindimo, nes priklausomybių jų iš principo yra daug. Ir todėl ir vyko tas turbūt pagrindinis pokytis. Dabar, kas buvo pagal senąjį modelį, kuris savo laiku buvo logiškas, tai tas reguliavimo centras buvo pagrinde turbūt tokia buvo savoka valstybės informacinė sistema, jinai atėjo iš valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, tada su juo buvo įvairūs kiti poįstatyminiai teisės aktai, tokie kaip informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, tada ten svarbos vertinimo ir taip toliau. Tai objektas pagrinde buvo valstybės informacinė sistema, nes valstybė norėdama reguliuoti visą tą veiklą, tai yra užtikrinti, kad ta informacinė sistema būtų tinkamai sukurta, vystoma, galbūt netgi ir, kaip ten sako, atleidžiama arba nutraukiama veikla ir užtikrinama jo sauga. Tai būtent tą reguliavimo centrą ir visą turėjo aplink vieną informacinę sistemą. Iš čia turėjom tokias savokas informacinės sistemos kategorijos, galbūt naujiems subjektam kibernetinio saugumo, tai turbūt mažiau prisimenamas dalykas arba mažiau aktualus. O tie, kurie buvo ir pagal senąjį reguliavimą, jie turėjo nustatyti informacinių sistemų kategorijos, tai buvo 4 kategorijos, 1, 2, 3, 4, pavyzdžiui, dabar kai skalambė registrų centro, pas registrų centro pagrindė yra 1 kategorijos informacinės sistemos, kaip gyventojų registras, nekilnojamo turto registras, NTR'as ir visi kiti. Ir atitinkamai vėliau truputį keitėsi teisės aktai, reikėjo nustatyti duomenų svarbą ir ne tik valstybės informacinių sistemų, bet visų duomenų esančių bet kurioje vidinėje išorinėje informacinėje sistemoje. Ir mes turėjom netgi tokią savoką elektroninės informacijos sauga ir elektroninės informacijos svarba.
tai reiškia per kategoriją, tada buvo keliami reikalavimai ir atitinkamai buvo rengiami dokumentai informacinės sistemos ir buvo užtikrinamas jų įgyvendinimas. Ir mes matysime, kokie buvo rengiami anksčiau dokumentai, kokie dabar. Ir turbūt valdymo rezultatas buvo labai aiškus. Tai buvo aiškus informacinių sistemų savininkai, tai buvo savininkai ir valdytojai tvarkytojai, sakykime, valdytojai tvarkytojai kategorijos buvo, tai pavyzdžiui, tokios sveikatos SPBI, šiuo metu valdytojas yra sveikatos apsaugos ministerija, tvarkytojas pagrindinis yra registrų centras. Kiti tvarkytojai yra tie, kurie naudojasi informacinėmis sistemomis, tai sveikatos priežiūros įstaigos, asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir taip toliau. Standartinių dokumentų rinkinys buvo labai aiškus, nes netgi teisės akte buvo, minėtam 716 buvo numatyti dokumentai, mes juos matysim, labai aiški struktūra, netgi buvo keliami reikalavimai dokumentų turiniui. Ir techninių priemonių diferencijavimas buvo pagal atitinkamą kategoriją, buvo nustatytos atitinkamos techninės priemonės. Ir tai buvo ir pliusų, ir minusų. Tai pliusai buvo labai aišku, kad jeigu tu turi pirmos kategorijos informacinę sistemą, tu turi gyvendinti vieną rinkinį reikalavimų, jeigu turi antros kategorijos antrą, trečią ir ketvirtą, bet buvo tam tikrų niuansų. Pavyzdžiui, iš tokių niuansų būdavo mes atliekam auditą, ir, sakykime, pirmos kategorijos, pavyzdžiui, informacinių sistemų serverių patalpoms buvo keliami reikalavimai turėti savaiminio vandens nubėgimo sistemą ir užtikrinti apsaugą nuo vandens užliejimo. Ir tada praktikoje, kai keldavom tokį keistą klausimą, tai atrodo taip, kad serveriai, fiziniai serveriai pirmos kategorijos gali skęsti, o antros kategorijos moka plaukti, nes antros kategorijos informaciniam sistemom tokio reikalavimo nebuvo. Ir taip toliau. Ir valdymo rezultate taip pat buvo rengiami informacinių sistemų atkūrimo planai, kur labai buvo aišku objektas, tai yra atkurti informacinę sistemą. Per tai poįstatyminiai teisės aktai nustatinėjo netgi pagal kategorijas, per kiek laiko turi būti atkurtos sistemos. Čia buvo tokie terminai, kad pirmos kategorijos per 8 valandos, antros per 12, trečios 16 ir ketvirtos per 24 valandas. Ir labai buvo toks aiškumas. Tai yra, jeigu tu turi pirmos kategorijos sistemą, yra techniniai reikalavimai, atkūrimas 8 valandas, reiškia, tavo veiklos tęstinumo planas turi užtikrinti, kad incidentas būtų suvaldytas ir sistema būtų atkurta per 8 valandas. Nors ir buvo teisinis reikalavimas, bet praktinis įgyvendinimas iš tiesų mes žinom, kad nebuvo taip jau labai preciziškai padarytas, netgi ta pati registro centro, duomenų centro apipilimo atveju. Spaudoje buvo pasirodę, kad SPBI buvo atstatyta, kur yra pirmos kategorijos, turėjo būti atstatyta per 8 valandas, ji buvo atstatyta per ten 2,5 dienos ir tai viduje žinojom, kad jinai pilnai nebuvo atstatyta. O dar esam darę auditą tos sistemos, tai mes matėm, kad pirminiai duomenys jos atstatymo buvo ženkliai kelis kartus, galbūt netgi keliasdešimt kartų ilgesni, negu buvo nustatyti teisės aktuose reikalavimai. Tačiau paslauga tapo didesnė už vieną informacinę sistemą. Ir jeigu anksčiau dažniausiai aiškiai apibrėžta informacinė sistema, dėmesys vidaus infrastruktūrai, vienas informacinės sistemos valdytojo atsakomybė, ribos apibrėžtos sauga, tai dabar mes ką turime tarpusavyje tinklų informacinių sistemų ekosistemą, sudaryta iš daug komponentų, dalis gali būti netgi hibridinė. Jeigu, sakykime, vieno, vadinkime taip, tvarkytojo atveju, tai vienos sistemos gali būti debesijos paslaugose, kitos sistemos gali būti fiziniuose serveriuose, tada netgi gavo hybridas tarp to, kad netgi kai kurios aplikacijos gali būti pas save, kai kurios aplikacijos debesijos ir panašiai. Ir čia atsirado debesijos, SaaS, tai yra Software as a Service ir kitos išorės paslaugos. Tada tampa bendra organizacijos ir teikėjo atsakomybės grandinė, nes nuo daugelį tiekėjų priklauso, ar mes sugebėsime tinkamai užtikrinti ir sistemos veikimą, atkūrimą, prieigas, greitaveiką ir taip toliau. Ir paslaugų procesų teikimo grandinės kibernetinis saugumas tapo ypač aktualus, nes turbūt dalis, net ir iš čia turbūt esančių, pradėjo naudotis netgi debesijos paslaugomis didžiuosiuose centruose, tai yra AWS, Microsoft.
dalis nukeliavo į valstybinį duomenų centrą per VSSA, į LRTC duomenų centrą, dalis naudojasi kai kuriuom kitom debesijos paslaugom ir ta visa grandinė tapo labai aktuali tai visai ekosistemai. Tai dabar, jeigu taip chronologiškai žiūrėti per teisės aktų pokyčius. Ernestai, trumpai, jeigu galiu įterpt dabar klausimą, kol pereisi prie kitos potemės. Uždavė klausimą, ar dabar liko svarbos kategorijos, kaip suprantu, 1, 2, 3, 4. Jo, tai dabar kategorijos nebeliko, jau buvo 2025 metų iki gruodžio berods 14 datą galiu sumaišyti, buvo numatytas vyriausybės nutarimas, kurį inicijavo VSSA ir buvo reikalaujama atlikti duomenų svarbos vertinimą. Tai kategorijos tapo į duomenų svarbos vertinimo ir priklausomai nuo duomenų svarbos vertinimo, jeigu tą sąsąją pasižiūrėti, ir buvo nustatomi tam tikri reikalavimai. Dabar apie tą duomenų svarbos vertinimą šiek tiek dar pasisakysiu kitose slaidėse, bet jis sąlyginai prarado aktualumą, nes matysime dabar subjektai yra vertinami pagal 2 kategorijos ir nepriklausomai kokios jie turi informacinės sistemas, jiems yra keliami sąlyginai vienodi reikalavimai. Bet duomenų svarba bet kuriuo atveju išlieka, nes jeigu žiūrėti iš rizikos vertinimo, tai mes suprantam, jeigu duomenys yra aukštesnės svarbos kategorijos, pavadinkim taip, didelės svarbos vidutinės, tai turbūt jiems apsaugos techninės organizacinės kontrolės priemonės taikomos turbūt labiau lyginant su tais duomenimis, kurie neturi tos svarbos kategorijos. Tai prie to dar apsistosiu ties klausimu dabar, grįžtant prie mano tos slaidės dėl teisės aktų pokyčio, tai vat mes matom 716 nutarimą, kuris buvo 2013 metais. 2014 metais atsirado kibernetinio saugumo įstatymo pirma versija. Priminsiu, kad kibernetinio saugumo įstatymas gimė pagrindė iš TIS-1 direktyvos. Tada atsirado valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodika, apie ją šiek tiek paminėsiu. Ir dar 2018 metais tas pats 818 nutarimas buvo pirmoji versija, kuris šiek tiek detalizavo, kaip turėtų būti įgyvendinama ta elektroninės informacijos sauga ir jai atitinkami keliami reikalavimai. Ir jau didžiulis pokytis 22 metais, kai atsirado TIS-2 direktyva, kuri buvo perkelta į naują kibernetinio saugumo įstatymą ir jam jau įsigaliojus iš principo viskas ir pasikeitė. Tai 24 metų lapkričio mėnesį buvo panaikintas 716 nutarimas ir iš esmės pasikeitė 818 nutarimas. Tai koks turbūt didžiausia, koks yra pokytis arba, sakykime, TIS-2 reguliavimo principas, kad reguliuojama organizacijos atsakomybė valdyti riziką jos paslaugoms naudojamuose tinklų informacinėse sistemose. Ir mes šiek tiek pamatysime, kad kur persistume tas reguliavimo centras, kad turbūt pagrindinė žinutė, kad jis persistume iš informacinės sistemos į organizaciją. Ir šiek tiek aš netgi papasakosiu tam tikrus praktinius atvejus, kaip mes dabar tam pereinamam laikotarpį, kaip atlikinėjom netgi kai kurių informacinių sistemų atitikties rizikų vertinimo ir technologinio pažeidžiamumo vertinimo ir su kokiais iššūkiais mes susidūrėm to įgyvendinimo metu. Tai dabar naujasis reguliavimas kaip po objektą turi organizacija ir čia turbūt, sakyčiau, tokia grandinė yra, kad organizacija teikia paslaugas, kurios yra teikiamos tam tikrais procesais, tie procesai yra įgyvendinami naudojant tinklų informacinės sistemos ir komponentus, kuriuose yra valdomi, saugomi duomenys ir, sakykime, tiek tinklų informaciniam sistemom, tiek duomenų valdymui yra naudojamis tiekėjai ir išorės paslaugos. Tai reiškia, kibernetinio saugumo reikalavimai pradėjo būti taikomi ne vienai konkrečiai informaciniai sistemai, o visos organizacijos veiklos ir technologijų kontekstui. Tai reiškia, netgi jeigu taip žiūrėti, tas objektas, jisai pavadinkime taip, nuo informacinės sistemos daugiau perėjo į kritinės paslaugos, kritinius procesus. Ir mes jau tada turim visai kitą žemėlapį, mes suprantam, kad vienai paslaugai suteikti gali būti naudojama ne viena, o kelios informacinės sistemos.
jų tarpusavio sąsajos, komponentai, tada visas šūsnis, sakykime, paslaugų tiekėjų, ar tai būtų debesijos ar kitos paslaugos. Ir mes tada suvokiam, kad tas žemėlapis iš esmės pasikeitė. Tai kas pasikeitė? Tai pasikeitė, anksčiau buvo reguliuojama informacinė sistema, dabar yra reguliuojama organizacija. Taip, ir mes čia matysim per tą subjektų statusą, kad jau organizacijos yra tas reguliuojama kategorija. Informacinių sistemų kategorija pasikeitė link subjekto statuso ir atitinkamų rizikų. Taip, ir subjektus mes turime esminius ir svarbius, dar apie juos pasikalbėsime. Dabar anksčiau buvo sąvoka duomenų svarba ir netgi turėjom tokias sąvokos kaip elektroninės informacijos sauga ir duomenų svarba, tai dabar paslaugos, procesų kritiškumas, rizikų vertinimas ir valdymas, jis turbūt panašus yra, galbūt tik tai keitėsi metodikos, kurias naudoja Nacionalinis kibernetinio saugumo centras. Jas dokumentai pasikeitė iš esmės. Tai mes turėjome 5 dokumentus, aš juos šiek tiek pavardinsiu, tai dabar mes turime minimum kokį 14 dokumentų ir jie yra irgi tik rekomenduojami. Ir turbūt to ir keičiasi, kad anksčiau buvo griežtos nustatytos taisyklės, kas kiekvienam dokumentą turi atsispindėti ir buvo galima daryti atitikties vertinimą per kiekvieno dokumento skirsnį reikalavimą, ar atitinkamai jie yra perkelti jūsų vidinius dokumentus ir ar tinkamai yra apibriežti procesai. Tai dabar daugiau laisvesnio pobūdžio yra dokumentai, yra tik rekomenduojami, bet dokumentų visuma ir reguliuojamų procesų visuma jinai ženkliai padidėjo. Ir jeigu žiūrėti į jas tęstinumo planas, kuris buvo vienas iš informacinių sistemų privalomos dokumentacijos, tai kaip aš sakiau, vienos informacinės sistemos tęstinumo planas, tai dabar jau mes turime kritinius procesus, kritinių procesų metu naudojamus tinklų informacinių sistemų komponentus, procesus, žmones, patalpas ir taip toliau. Ir tada veiklos tęstinumo planas jau sukasi apie tai, kaip per tam tikrą laiką, pagal tam tikrus nustatytus iš anksto minimalius reikalavimus, užtikrinti paslaugos ir su jo susijusių proceso atkūrimą, kurio apimtyje gali būti atkuriama tiek informacinė sistema, jos komponentai, tiek procesai, tiek galbūt žmonės, patalpos ir panašiai. Ir anksčiau ta techninė informacijos sauga tapo organizacinis atsparumas per tam tikrų procesų įgyvendinimą, per turbūt bendro higienos turėjimo organizacijoje, per tam tikrą saviįsivertinimą ir kontrolę, mokymus, tam, kad bendrai organizacija būtų atspari tiems kibernetiniams incidentams. Tai čia turbūt nieko naujo nepasakysiu, kad dabar, jeigu anksčiau mes turėjom, kaip aš sakiau, 4 kategorijas arba duomenų svarbos pobūdį ir per tai buvo keliami reikalavimai, tai dabar mes turim tik 2 kategorijos. Dar papildomai priminsiu, kad kai kurie subjektai šalia tų 4 kategorijų dar turėjo kritinės infrastruktūros, buvo valdytojai, buvo nustatyta metodika, teisės aktuose įtvirtinta metodika ir pagal ją reikėjo įsivertinti, ar tu priklausai kritinės infrastruktūros valdytojam ar ne. Ir ten visa teisės aktų visuma buvo sąlygota tai, kad vienas dalykas tu įsivertinus, tada gauni galimybę naudotis KVTC kertinių valstybės telekomunikacijų centro paslaugomis, tai yra ryšio paslaugomis, tada VSSA visus tuos, kurie kritinės infrastruktūros sakė, kad jūs turite atkeliauti į valstybinius duomenų centrus ir taip toliau. Tai buvo pakankamai daug pareigų, bet ir atsirado tam tikrų pliusų. Taip. Tai dabar grįžtant prie šitų kategorijų, tai yra labai viskas paprasta. NKS Kamas yra pasakęs, kad visi kritinės infrastruktūros valdytojai papuolė prie esminių subjektų ir esminiai subjektai yra nustatomi pagal bendrus ir specialius kriterijus. Jiems gali būti taikomi aktyvesnė ex-ante ir ex-post priežiūra, tai yra, kad NKS gali tiek daryti patikrinimus, kada panorėjusi, tiek įvykus tam tikriems kibernetiniams incidentams. Ir aišku, atitinkamos griežtesnės poveikio priemonės, sankcijos ir panašiai. Versus svarbus subjektai,
kurie taikomi tie patys pagrindiniai rizikos valdymo incidentų pranešimo principai, priežiūra paprastai grindžiama nustatytais pažeidimais rizikos signalais ir skiriama priežiūros ir atsakomybės režimas. Tai dar būtų labai įdomu iš jūsų sužinoti, ar tarp klausytojų yra tie, kurie buvo priskirti prie kritinės infrastruktūros valdytojų. Dar įdomu išgirsti, ar jie tapo ir esminiais subjektais ir ar yra vis dėlto tarp mūsų klausytojų atstovai, kurie dirba, veikia ar netgi aptarnauja, teikia paslaugas esminiam subjektam. Tai jeigu tokių atsiras, aš šiek tiek galėsiu dar biškį ir daugiau padetalizuoti. Taigi, kas yra TIS? Tai visų pirma, TIS nebėra viena registruota informacinė sistema. Taip. Ir jeigu mes paskaitysim savoką, savoka yra labai plati, jinai apima elektroninius ryšio tinklus, tai reiškia, mes turim tinklų sistemas, tinklų sistemos gali būti interneto sistema, gali būti skadinė sistema, technologinė, IoT renginiai ir taip toliau. Tada skaitmeniniai renginiai, kurių visuma gali sudaryti ir tas pačias informacinės sistemas, programinė techninė įranga, tai ar būtų informacinių sistemų ar tinklų sistemų. Dar tokia anksčiau savoka, prisimenat, buvo informatikos ryšių technologijų, IRT naudojama savoka. Tai dabar jinai palenda po tą TIS savoką. Tada saugomi, tvarkomi, perduodami duomenys. Tai netgi matot, kad liktai anksčiau buvo elektroninės informacijos saugoje, objektas buvo informacinė sistema ir ten labai buvo aiškiai pasakyta. Informacinė sistema tai yra daugiau technologinių, tai yra programinės aparatinės įrangos komponentų visuma, kurioje tikslas yra valdyti, saugoti, tvarkyti duomenis. Tai dabar tinklų informacinė sistema apima ir netgi tos pačius duomenis. Ir tai sako, visa visuma ir vadinama tinklų informacinė sistema, tai yra saugomi, valdomi, tvarkomi duomenis, įeina į tinklų informacinę sistemą savoką. Ir mes, kaip suprantam dabar jau, kad tinklų informacinės sistemas gali priklausyti nuo įvairių komponentų, debesijos, ryšio paslaugų, SaaS ir kitų tiekėjų sistemų. Tai dabar truputį nuo to objekto arba nuo to centro reguliavimo ir pasistumėjo link visos organizacijos. Ir tai ne tai, kad yra tik tai vienas pokytis, bet tų pokyčių visuma. Tai viena vertus subjektas atsiranda organizacija, o ne informacinė sistema. Kita vertus dokumentacija kalba ne apie sistemą, o kalba apie organizaciją. Taip. Ir netgi vidiniai arba tam tikri procesai kibernetinio saugumo valdymo lygiai taip pat pasistumėjo tas centras nuo informacinės sistemos ir link organizacijos. Ir čia paliesiu du tokius procesus. Tai vienas rizikų vertinimas, jeigu anksčiau rizikų vertinimas buvo atliekamas konkrečios informacinės sistemos arba informacinių visumos, pavyzdžiui, mes esame atlikę valstybinės mokesčių inspekcijos visų informacinių sistemų, vienu metu jie turėjo 14, paskui 16, pirmos, antros kategorijos. Tai netgi rizikų vertinimą mes atlikinėjom arba per kategorijos informacinės sistemas, arba per grupę tam tikrų sistemų, arba individualiai kiekvienai informaciniai sistemai. Tai pavyzdžiui, informatikos ryšių departamento kažkada tai esame atlikinėję kiekvienai informaciniai sistemai atskiras rizikų vertinimas. Tai dabar tie rizikų vertinimai yra, aišku, tai sistema, viena dombazė, viena techninė komanda, netgi, sakykime, tai, pavyzdžiui, kokia informatikos ryšių departamentas, kiekviena sistema turėjo saugos įgaliotinį, tai per visą tą visumą buvo galima vertinti tas rizikas. Tai yra, jeigu sistema turi infrastruktūrą, vertinam tik tai tos infrastruktūros dalį, kuri naudojasi informacinė sistema, tik tai ta komanda, kuri prižiūri, valdo, užtikrina kibernetinį saugumą, elektroninės informacijos saugą konkrečios sistemos, tik šito apimtyje buvo ir vertinamas rizikų vertinimas atliekamas. Ir mano paminėtas mokesčių inspekcija, pavyzdžiui, Sodros atveju truputį yra kitaip, pas jos yra viena sistema, kuri turi 14 posistemių kaip pavyzdys. Tai tuo atveju taip iš tiesų vientisa sistema buvo vertinama, atliekamas rizikų vertinimas, tai atitinkamai buvo ir žiūrima per tą 14 posistemių. Tai dabar, kuo pasikeitė, tai dabar vertinama daugiau organizacija
ir organizacijos apimtyje rizikos. Ir kas esat susipažinę su naujausia metodika, kurią pateikė NKS įkėlė, kurią rengia kiti paslaugų tiekėjai. Taip, tarp kitko mes rengiant tinklų informacinių sistemų kibernetinio saugumo valdymo metodiką, turbūt gal Giedrė minėjo, neminėjo pagal pasirašytą sutartį. Ir tas 14 tvarkų yra mūsų parengta komandos. Tai rengdami šitą metodiką mes tik įdėjom nuorodas, kad galima naudotis NKS rizikų vertinimo metodika, kurią tuo metu dar buvo rengiama. Tai dabar jau ta metodika yra parengta, kaip sakau, mūsų tvarka irgi turėtų būti jau nebe 1.0 versija, 2.0, į ją turėtų būti įkorporuota šita naujausia metodika. Ir kas labiau susipažinę su nauja metodika, tada jau ten reikia turėti turto sąrašą. Turto sąrašas tai yra programinė aparatinė įranga, tai yra patalpos, tai yra procesai, tai yra atsakingi asmenys ir panašiai. Tada aiškiai suvokti sąsajos tarpusavėje, kaip veikia skirtingi komponentai. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu yra, sakykime, kažkokia tai vienos informacinės sistemos duomenų bazė, tai duomenų bazė yra, sakykime, operacinė sistema, duomenų bazė yra tam tikroje infrastruktūroje, infrastruktūra yra fizinė arba debesijos paslauga, jos paslaugų tiekėjas yra toks ir toks, duomenų bazė informacinė, programinė įranga ir taip toliau aptarnauja arba vidiniai resursai, arba išorės paslaugų tiekėjai ir taip toliau. Tai va čia atsiranda tam tikros sąsajos ir tų sąsajų visuma, visų pirma, rizikos vertinimas ir prasideda nuo detalaus turto sąrašo, komponentų sąrašo, tada ten kritiškumo ir taip toliau ir taip toliau. Tai matot, kaip viskas pasikeitė. Čia buvo labai paprasta, ateini viena informacinė sistema, duomenų bazė, programinė, aparatinė įranga, talpykla arba serveriai, atsakingi asmenys. Ir tada perėjom prie to, kad mes turime turėti bendrą sąrašą, sakykime, tai programinės įrangos, aparatinės įrangos, tada paslaugų tiekėjo, patalpų ir taip toliau, ir sąsajas tarpusavį, kad suprastum, kokios yra atitinkamos rizikos. Tai mes apimam visas informacinės sistemas, mes apimam visus komponentus, mes apimam visus tiekėjus, priklausomybės, poveikį klientam, visuomenė ir panašiai. Ir ko pasikeitė tas rizikų vertinimas, jis nutapo toks negremėziškas, kompleksiškas, pakankamai sudėtingas. Taip ir mažai išmanančiam iš principo labai sunku suvokti versus tai, kad anksčiau buvo labai viskas lokalu, paprasta ir aišku, nereikėjo žiūrėti tam tikrų komponentų. Kaip konkretų pavyzdį pasakysiu, pavyzdžiui, jeigu organizacija turi ne vieno kelias informacinės sistemas ir jų, pavyzdžiui, dalis yra kažkur tai serveriuose, netgi pas privatininkus serveriuose gali būti pas buhalterę po stalu kompiuteris, kuriame yra ten buhalterinės finansų apskaitos sistema ir tai yra iš principo duomenų bazės serveris. Taip. Tai turint fizinę ir turint debesijos, tai visai kitokios rizikos yra. Tai šiuo atveju turbūt fizinė prieiga, galimybė, sakykime, netgi apipilti tą kompą su kava arba ar panašiai. Trečiųjų šalių prieiga per tą pačią fizinę, galbūt darbuotojai, šeimos nariai gali prieiti prie netgi fizinės aparatinės įrangos ir taip toliau. Versus debesijos paslaugos, kur mes net nesuprantam, kur yra ta mūsų duomenų bazė. Taigi, naujasis kibernetinio saugumo valdymo modelis, ką mums sako, tokius 5 komponentus valdyti: rizikas, turtą, tiekėjus, apsaugoti, prieigą kriptografijos, aptikti, žurnalizavimas, stebėsena, pažeidžiamumai, reaguoti, incidentai, komunikacijai ir atkurti, BCP veiklos tęstinumo, atsarginis kopijavimas ir testavimas. Ir turbūt pagrindinė žinutė, kad dokumentas nebėra galutinis rezultatas, kaip anksčiau būdavo. Ir iš tiesų, kai mes atlikinėdom atitikties rizikų vertinimus, mes ir žiūrėdom, ar pagrinde ar yra viskas reglamentuota ir taip toliau. O dabar jau organizacijos turi įrodyti, kad valdymas veikia. Tai, ką jūs esate apsirašę, jūs dar turite įrodyti, kad pas jūs visi šitie procesai veikia. Tai reiškia, mes nuo formos perinam prie veiksmingumo. Ir dabar antrą turbūt procesą paminėsiu irgi, koks įvyko didžiulis pokytis dėl veiklos tęstinumo. Tai anksčiau mes turėjom vieną informacinę sistemą ir turėjom atkūrimo sprendimai. Tai yra, vadinosi veiklos tęstinumo planas, jeigu taip žiūrėtų, jeigu pagal 22.301 metodiką gali būti veiklos tęstinumo planas ir tie veiklos atkūrimo planai. Tai BCP, Business Continuity Management Plan ir DRP, Disaster Recovery Plan. Tai dabar mes jau turime visai kitą kompleksą. Mes turime kritinę paslaugą, mes turime nustatinėti tos kritinės paslaugos
minimalų neveikimo laiką, kuris nesutrukdys mūsų organizacijos ar įmonės pagrindinio verslo biznio veiklos. Mes tada turime nusistatyti tokius minimalius reikalavimus kritinio proceso veiklos atkūrimui. Mes turime nustatyti veiklos proceso metu naudojamus priklausomybės nuo tinklų informacinių sistemų. Kokias patalpas naudojam, kokius žmonės naudojam, kokias informacinės sistemas naudojam, jų komponentus ir taip toliau ir taip toliau. Kokie pas mus yra SLA susitarimai ir taip toliau. Mes turime nustatyti, kokie paslaugų tiekėjai mums teikia paslaugas, kurie yra kritiški, kurie yra mažiau kritiški ir taip toliau. Kitais žodžiais tariant, jau mes turime atlikti poveikio veiklai vertinimą, business impact analizę, nustatyti tuos komponentus, nustatyti sutrikimų sąrašą galimą, gali būti elektros sutrikimas, duomenų bazės dėl programinės aparatinės įrangos klaidos, dėl kibernetinio incidento, ransomware ir taip toliau, dėl paslaugų tiekėjo sutrikimų ir taip toliau. Ir tik tai, kai rizikų vertinimo metu mes priimam sprendimą, kad ta rizika yra mums nepriimtina ir mes turime rengti veiklos atkūrimo planą, tęstinumo atkūrimo planą, tada atsiranda atkūrimo sprendimai. Taigi, poveikio veiklai vertinimo arba angliškai tas business impact analizė nustato kritinius procesus, toleruotiną sutrikimo trukmę, minimalius veiklos lygius, priklausomybės ir tuomet jau rengiamas veiklos tęstinumo planas. Ir trečias turbūt irgi iš tų procesų, tas atitikties vertinimas, jūs teko turbūt girdėti, kažkas tai galbūt yra jau ir pasidaręs, tai senas turbūt objektas klausimas buvo, ar visi reikalavimai informacinė sistema atitinka tai kategorijai, kai yra mūsų reikalavimus, o naujas jau matome tų klausimų yra daugiau, tai ar organizacija valdo ir tinkamai valdo riziką, ar įgyvendina reikalavimai įgyvendinti procesuose, ar valdomas tiekėjų rizikos, ant kontrolės realiai veikia. Ir šiek tiek biški dabar tokią pauzę padarysiu. Giedrė, gal yra kas atsakė dėl kritinės infrastruktūros valdytojų ir esminių subjektų? Dar neatsakė, aš tikslinu balsą paleisiu, tai tuo turėtume gauti informacijos. Gerai, tvarka. Gerai, tai dabar mes turim du subjektų ratus, taip, bet ne ta prasme, kad esminiai ir svarbus subjektai, o ta prasme, kad buvo organizacijos įmonės, kurios jau buvo reguliuojamas pagal tą TIS 1 kibernetinio saugumo įstatymą ir tą 716 nutarimą, taip. Ir mes turime organizacijos, kurios visiškai prisijungia prie to klubo ir jiems keliami atitinkami reikalavimai. Tai dabar turbūt, kas iš to yra tiems naujiems subjektams, kurie neturėjo tos senos istorijos, jiems visiškai tas nerūpi ir jie perėjo prie naujo teisinio reguliavimo, galbūt kai kurie netgi skaudžiai sako, kodėl mes buvome įtraukti į tą kibernetinio saugumo subjektų sąrašą, o tipiškai Giedrė sako, tai gal yra gerai, tada jūs pradėsite rūpintis kibernetiniu saugumu, gal tada tas kibernetinis saugumas įgys tam tikrą reikšmę organizacijoje ir galbūt tai nebus kokio IT žmogaus, kurio tikslas visai ne kibernetinis saugumas, o kad veiktų sistemos, darbo vietos ir taip toliau, bet visos organizacijos, įskaitant ir vadovo atsakomybė. Tai ką aš ir pasakiau, kad kibernetinis saugumas tampa vadovybės, o ne tik IT atsakomybė, tai čia pirmas tas sakinys ir yra, nes anksčiau iš tiesų būdavo taip, kad IT žmonės ir tvarkydavo tą elektroninę informacijos saugą, nors ten buvo parašyta, kad saugos įgaliotinis neturėtų vykdyti ten, kaip ir dabar yra parašyta, kad neturėtų vykdyti TIS priežiūros funkcijos, bet dažnai formaliai saugos įgaliotiniai būdavo tie patys administratoriai arba nuimti antpečiai administratorių, jis vadinamas saugos įgaliotinis, bet jis daro ir tą veiklą. Ir dabar visas tas vėl centras pasistumėjo, tai jeigu anksčiau buvo saugos įgaliotinis arba IT žmonės atsakingi už tą elektroninės informacijos saugą, tai dabar vadovybė yra atsakinga už kibernetinį saugumą. Ir jeigu paskaitysite TIS 2 direktyvą, kibernetinio saugumo įstatymą, atsakomybės ten yra numatytos, ką turi daryti SOKas, ką turi daryti kibernetinio saugumo vadovas, bet jūs viską pamatysite, didžiulį sąrašą, ką turi daryti kibernetinio saugumo subjekto vadovas.
paskirti atsakingus asmenis, patvirtinti politikas tvarkas, įsitikinti, kad kontrolės priemonės veikia, užtikrinti atitikti kibernetinio saugumo reikalavimam pastatinėm. Viską vadovybė turi. Ir jeigu tai pasižiūrėti, tai ten, sakyčiau dabar, vadovybė yra tas subjektas, kuris iš principo ir būtų baudžiamas, jeigu nebūtų organizacija neįgyvendintų kibernetinio saugumo nuostatas. Ir netgi sankcijos visos, ten nėra parašyta, kad pavyzdžiui, kibernetinio saugumo vadovui gali būti skiriama nuobauda pagal administracinio nusižengimo kodeksą, arba jis gali būti nušalintas nuo pareigų vykdymo. Vadovui gali būti skiriama nuobauda, vadovas gali būti nušalintas ir įmonė, organizacijai gali būti sustabdyta veikla ir atimta licencija. Tai viskas yra apie vadovą. Atsiranda formalus rizikos incidentų tęstinumo valdymas. Formalus, ką turime omenyje, tai ne tik, kad yra kažkokie tai planai, bet yra konkretus paskirti asmenys. Taip, už rizikų valdymą sąlyginai kibernetinio saugumo vadovas, už incidentų valdymą saugumo operacijų centras, už tęstinumo valdymą veiklos tęstinumo atkūrimo grupės, kuri galbūt mažose organizacijose gali būti vieninga. Bet labai konkrečiai kalta į teisės aktą, kad turi būti paskirti konkretus asmenys ir minimalus konkrečių asmenų sąrašas jis yra pateiktas. Tai kai mes dabar dar turime klientų, kurie ateina ir sako, žinokit, mes dar nieko nesam pasidarę, ir kai tu supranti, kad dabar jam turi pasakyti, kad jis ne tik turi kibernetinio saugumo vadovą pasiskirti, bet turi galvoti apie saugumo operacijų centrą, greičiausiai patys negalės, dar turės pirkti iš išorės. Tada dar turės turėti veiklos tęstinumo, veiklos atkūrimo grupę, tada administratorius ir taip toliau. Ir tu supranti, kad, kaip čia taip diplomatiškai pasakyti, kad tas pasakymas, kad mes žiauriai neturim pinigų ir atėjom pas jūs ir mes lyg taip norim pasakyti, kad mes nenorime apgauti, neužteks vien kibernetinio saugumo vadovo paslaugų. Kad reikės galvoti apie saugumo operacijų centras, nes labai aiškiai yra įtvirtinta teisės aktuose, reikės galvoti apie kitus atsakingus asmenis. Trečias dalykas, jeigu anksčiau būdavo tas inventorizavimas, tai buvo per valstybės teisinį reguliavimą, tai daugiau ėjimas, susižymėjimas, kokius kompiuterius, kokias peles, klaviatūras turim ir galbūt netgi lipdukus sudėliojimas. Tai dabar inventorizavimas įgauna visai kitą reikšmę. Tu turi labai aiškiai turėti viso turto sąrašą. Kaip aš sakiau, programinę aparatinę įrangą, procesus teikėjus, atsakingus asmenys ir panašiai. Ir jų sąsais. Nes per tai atsiranda rizikų valdymas, per tai atsiranda tęstinumo valdymas, per tai netgi atsiranda teikimo grandinės valdymas, per tai atsiranda incidentų valdymas. Vienu atveju, jeigu jūs viską patys daro, tai incidentus turbūt ir pranešimus jūs siūsite, kitu atveju, jeigu didžioji dalis yra paslaugų tiekėjo, tai iš jų gausite pranešimus apie incidentus, turėsite atiduoti NKS ir panašiai ir panašiai. Privaloma gebėti įrodyti, kad kontrolės priemonės veikia. Tai va čia turim rizikų vertinimus, turime įvairius registrus, kurios turite kelti XIS informaciją apie juos, turime testų rezultatus, skanavimo, prieigų valdymą ir taip toliau. Turime mokymo ataskaitas, turime incidentų duomenis, vadovybės atitinkami sprendimai. Tai mes ne tik turime sakyti, kad turime politikas tvarkas, bet kiekvieną kartą pademonstruoti, kad iš kiekvieno vieno ar kito proceso yra tam tikras rezultatas ir tą informaciją turime sukelti į sistemą. Ir reguliavimas suteikia tam tikrą pagrindą investicijom ir atsakomybę aiškumui. Tai jeigu anksčiau labai sudėtinga būdavo įrodyti poreikį kibernetiniam saugumui, mes, pavyzdžiui, dirbom su kai kuriais Skandinavijos bankais, ir kai vienas iš pavyzdžių, vienam banke privilegijuotų prieigų valdymo sprendimas įsigijimas buvo turbūt svarstomas kokius 6-7 metus iš eilės. Įdeda eilutę, prieina prie poreikio panaudoti pinigus ir tada ateina veiklos ir sako, deda ant stalo, sako, nauja elektroninė paslauga versus PAMO įsigijimą. Ir visada nusveria svarstyklės naujos elektroninės paslaugos įsigijimas, sukūrimas, pavadinkime taip, nes tai generuoja iš karto pinigus. Sukūrė, paleido, iš karto pradėjo kristi pinigai, papildomos pajamos, sakykime, bankui, versus privilegijuotos prieigos valdymo sprendimo. Tai dabar šiek tiek jau atsiranda galimybė eiti pas vadovybę ir sakyti, įstatymas mūsų įpareigoja turėti VPN'us, 2 faktorių autentifikavimus ir taip toliau.
Jeigu mes šito neįgyvendinsim per artimiausių 12 mėnesių, greičiausiai mes iš NKS gausime įspėjimą, o po to galime gauti, direktorius vadovas gali gauti baudą. Prisimenu vieno seminaro metu, kai mes prieš jau gerus metus pradėjom pristatinėti tos visus reikalavimus ir čia dar buvo su telecentru organizuojamas tokia konferencija. Kai mes pristatėm reikalavimus, vienas pakilo iš vadovų ir sako, nu žinokit, aš supratau, kad rytoj turėsiu dėti pareiškimą ir išeiti iš vadovaujančių pareigų, nes sako, nu aš jau tos atsakomybės, sako, nebenoriu prisimti. Tai va tokie labai konkretūs pavyzdžiai per tą pokytį. Taigi transformacija viena, tokia dviejų tipų transformacija. Anksčiau reguliuoti subjektai turėjo sukurti, pritaikyti esamų. Dabar transformacija turime omenyje dviem subjektam. Tai tie, kurie buvo reguliuojami pagal ankstesnius teisės aktus, tai visų pirma, jie turi sukurti, pritaikyti esamą valdymo sistemą kibernetinio saugumo reikalavimam. Ir mes čia turime nemažai pavyzdžių, kur ateina organizacijos ir netgi čia gal iš pardaviminės pusės net pasakysiu, ateina organizacija, sako, mes visus dokumentus turim. Ir vad Giedrė bendrauja su jais ir sako, viską turit, jo, mes viską turim, mums nereikia, mums svarbiausia, jūs ateikite ten, atlikite kokį riziko, atitikties vertinimą, galbūt mokymus patys galim pasidaryti, veiklos tęstinumo planą ir taip toliau. Nors sakom, gerai, pasidarykim gap analizę. Ir gap analizė tiesiog parodo, kad jie turi senus 5 teisės aktus, kuriuos dar turbūt pristatysiu. Ir tie teisės aktai, jie nebegaliuojantis yra, nes 716 nutarimas yra tiesiog panaikintas. Taip. Ir priminkim, teisės aktai, jie buvo nustatyti informaciniai sistemai ir sukosi viskas apie informacinę sistemą. Juos iš principo yra labai sudėtinga transformuoti. Mes esam turėję tik vieną organizaciją iš finansų sektorius, kurie buvo pavadinę kibernetinio saugumo valdymo vadovą pasirengę pagal senąjį reglamentavimą ir ten sudėję visus reikalavimus, tai mes jį sugebėjom transformuoti. O visus kitus, kaip elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, administravimo taisyklės ir informacinės sistemos veiklos tęstinumo planus, mes tiesiog sakom, galite mesti šiukšlyną, jums reikia visiškai naujos vidinės dokumentacijos. Aišku, kitas žingsnis konsoliduoti dubliuojamus dokumentus, procesus, tai vienu atveju, sakykime, turi veiklos tęstinumo planus, kurie galbūt informaciniai sistemai tik tai skirti, kitu atveju galbūt ir procesam, tai mes turime tie, kurie jau nebereikalingi tiesiog panaikinti, visus kitus perkelinėti galbūt per naują struktūrą. Pertvarkyti rizikos ir BCP ribas, tai čia jau mes apie tai kalbėjom, kad pasistumėti nuo informacinės sistemos į organizaciją, į procesus ir visus kitus komponentus ir pagrindę suderinti naują ir seną reguliavimą. Tai dabar nauji subjektai turbūt yra dar paprasčiau kurti valdymo sistemą nuo nulio, kas yra gerai, yra tos pačios 14 tvarkos paviešintos NKS, nors ir jos yra rekomenduojamos, nepamirškit, mes jas rengiam vadovaudomis ISO 27001 standartų, reiškia, ten yra sudėta pasaulinė tam tikra praktika. Ir tiesiog ją adaptavome pagal Lietuvos teisės aktų reikalavimus, besiginčydami, besidiskutuodami su NKS ir KAMU. Tai ten yra geroji praktika. Iki idealios praktikos ten dar yra toli, sakyčiau, 27001 arba informacijos saugumo valdymo sistema, tai yra galbūt tas jau kelrodė žvaigždė ir jau, sakykime, idealus tas variantas, bet tai yra pagrindas labai geras. Paskirti atsakomybės, labai aiškiai, kiekviena tvarka, procesas reikalauja tam tikro proceso savininką, atsakingą asmenį, inventorizuoti procesus ir turto valdymo tvarka aiškiai sako, atskirkite tinklų informacinės sistemas, jų komponentus, serverius, aparatinę programinę įrangą, paslaugų teikėjos patalpas ir taip toliau. Ir įgyvendinti kontrolės priemonės, įrengti įrodymus. Tai rizikų vertinimas, atitikties, BCP pratybos ir panašiai. Tai mes tokią skaidrę rodėme pradžioje, dabar ją praplėtėm, tai sakykime, nuo įtraukimo į registrą turėjo paskirti atsakingus asmenis, apimtis, inventorizuoti, atlikti rizikų vertinimo, business impact analizę, pasirengti politikas, incidentų valdymas, mokymai, kontrolės veiksmingumo matavimai. Ir einam jau į antrą periodą, tai techninės priemonės, stebėsena, veiksmingumas, čia netgi dar antram periode gali būti net tų pačių valdybos narių vadovų mokymai, tai bus jau tolimesnė eiga.
Nėra idealus dabartinis teisinis reglamentavimas, pasakysiu. Ir galbūt tiems naujiems subjektams čia neturi įtakos, bet seniems subjektams tai čia turi didžiulį galvos skausmą. Kodėl? Todėl, kad valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymė liko savoka informaciniai ištekliai, kuri yra labai plati. Tada imam kibernetinio saugumo įstatymė tinklų informacinę savoką ir mes suprantam, kad jos tarpusavį persidengia. Taip. Ir netgi vienu metu, kai mes kūrėm informacijos saugumo valdymo sistemą, mes labai pamėgom viską įvardinti informaciniais ištekliais. Ir jeigu ten visa dokumentacija, žiūrėt, buvo informaciniai ištekliai. Bet dabar mes turime jau tinklų informacinės sistemas. Ir kai konkuruoja du įstatymai, labai sunku tada toms organizacijoms suprasti, tai kurius įstatymas yra aukštesnis, kuris žemesnis ir kurias netgi savokas naudoti. Pavyzdžiui, kas yra įdomu, informacinių sistemų gyvavimo ciklo metodikų ir dabar liko, kad informacinių sistemų valdytojas turi parengti informacinių sistemų duomenų saugos nuostatus. Ir pavyzdžiui, dabar mes gaunam iš organizacijų klausimą, ką mums daryti su saugos nuostatais. Mes to projekto metu sakėme NKSK-mui, ką daryti jiems. Jie sako, tai nebereikalingas dokumentas. Nebėra tokių informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų. Bet sakom, gyvavimo ciklo metodikoje jis yra. Nusako, pagal tą jie ir daro. Bet 716 nutarimas, kurie detalizuoja saugos nuostatus, irgi panaikintas. Tai kaip matote, labai yra sudėtingų tam tikrų dalykų. Netgi ta pati sena IS klasifikavimo rezultatai naujam modeliai irgi nebeturi reikšmės. Nes, pavyzdžiui, NKSK sako, mums nesvarbu, kurios kategorijos, kokie svarbus duomenys. Mums svarbu esminis subjektas ir svarbus subjektas. Praktikoje reikia atsargios dokumentų migracijos, o ne mechaninio panaikinimo, nes turi tam tikros sąsajos būtent su senu teisiniu reglamentavimu. Ir organizacijos, ką iš to laimi, tai aišku, matomumas atsiranda, kritiniai procesai, priklausomybės, atsparumas, pasirengimas incidentam, tiekėjų sutrikimai, valdymas, aiškios atsakomybės prioritetai ir pasitikėjimas klientų partnerių akise. Taigi pats didžiausias pokytis turbūt yra ne nauji dokumentai, o naujas valdymo mastelis, kuris apima organizaciją, procesai, tiekėjai ir taip toliau. Ir dar keletas slaidžių, turbūt apie CRA galbūt jau nebespėsiu dirbtinį intelektą, galbūt kitą kartą. Dabar dėl vadovybės atsakomybės. Aš jau tą akcentavau, bet turbūt noriu pasakyti, kad pagal dabartinį teisinį reglamentavimą vadovybė pagrinde atsakinga už viską. Jinai tvirtina atsakingus asmenys, tvirtina tvarkas, tvirtindama galutinius rezultatus, juos turi peržiūrėti ir kartais būna tokie įdomus dalykai, kai mes ten su vadovybė pradedam diskutuoti tam tikrais klausimais ir mes sakom, taigi jūs patvirtinot rizikų vertinimo ataskaitą ir priemonių planą. Jie pasikelia, sako, jo, aš patvirtinu, sako, tikrai mano parašas, o nieko net nėra paskaitę. Tai vadovai turi ne tik tvirtinti, turi prižiūrėti įgyvendinimą, suprasti rizikas ir užtikrinti atitinkamus išteklius. Ir turbūt bus tas santykis tarp to, kad jeigu įvyko incidentas, ar dėl to, kad, sakykime, yra duoti pakankami resursai, finansiniai, žmogiškieji ir kompetencija ir kažkas nesugebėjo kažko tai padaryti, tarp to, kad davė minimum, ta prasme, pareikalavo maksimum. Ir kaip mes netgi turime tam tikrų situacijų, mes ateinam, teikiam kibernetinio saugumo vadovo paslaugas, tačiau organizacija neturi saugumo operacijų centrų. Ir mes sakom, jis yra reikalingas. Sakom, mes kibernetinio saugumo vadovai be soko esame tiesiog akli ir kurti. Mes nežinom, kas vyksta dabar pas juos. Bent skanavimą pasidarykim, supraskim, kokios saugumo spragos yra. Tai ypač yra aktualu naujiems privatiems kibernetinio saugumo subjektams, tas suvokimas. Ir dabar apibendrinant pagrindinės išvados turbūt būtų keleto. Tai visų pirma, reguliavimo centras labai akivaizdžiai persikelia nuo atskiros informacinės sistemos prie subjekto ir visų jo veiklai naudojamų TIS ir jų komponentų. Rizikos atitikties tęstinumo vertinimo apima procesus, TIS ir tiekėjus. Atkūrimo prioritetai jau nustatomi visai kitaip, ne taip, kaip buvo 1, 2, 3 kategorijos 8-12 valandų. Kritinės paslaugos ir pavyzdžiui, pasidomiausias dalykas, kad liktai mes diskutuojam apie, pavyzdžiui, kokį procesą, dokumentų valdymo procesas, kurio metu yra naudojama dokumentų valdymo sistema. Ir mes suvokiam, kad tas procesas yra kritiškai svarbus ir, pavyzdžiui, netgi šitos sistemos atstatymo parametrai yra ženkliai trumpesni negu 1 kategorijos informacinės sistemos.
Nes sako, pas mus ten yra viskas teikiama informacija, užklausos, pasirašomi dokumentai ir taip toliau. Ir jeigu, sako, sutriktų dokumentų valdymo sistema, mes iš principo nieko nebegalėtume daryti. Lygiai tas pats ir kokios skadinios tam tikros sistemos gamybos, be kurių, ta prasme, gamyba iš principo negali gyvuoti. Taip, naujai įtrauktiems kibernetinio saugumo subjektam reiškia formalios valdymo sistemos sukūrimą, kuri šiek tiek turi tam tikrą naštą. Sėkmę lemia ne dokumentų skaičius, o veikiančios kontrolės, kurias jūs turėsite įrodyti, kad jos veikia. Ir vadovybei tenka atsakomybė paskirti atsakingus asmenys, tvirtinti priemonės, prižiūrėti jų įgyvendinimą, suprasti rizikas ir užtikrinti reikiamus išteklius. Remiausi visais šitais šaltiniais ir dar turbūt pabaigai galėsim pasidalinti medžiagą. Dar vieną paskutinį dalyką, kam bus aktualu, atsiranda dar papildomi teisės aktai iš ES reguliavimo. Tai yra Cyber Resilience Act, kuris kalba apie skaitmeninius produktus. Klausimas, ar produktas sukurtas ir palaikomas saugiai. Jeigu tokių bus subjektų arba jūs esate atstovai tokių organizacijų, kuriem bus taikomi šitas CRA, galėsim netgi padaryti atskirą pranešimą. Jeigu turit kokių klausimų, pasikreipkit, pabandysim palydėti, nes turime organizacijų, kurios yra ir kibernetinio saugumo subjektai, jiem tenka CRA. Pavyzdžiui, vieną iš dabartinių klausimų sprendžiam, kaip kokiais kanalais turės būti pateikiami pranešimai apie incidentus. Tai pagal KSI mes žinom, kad turi būti automatizuotas įrankis, kuris automatizuotai teikia į NKSX sistemą. CRA dėja, aš galvau, kad nueis to keliu, jie pasakė, ne, tai bus vieninga ES platforma ir subjektai ten turės teikti pranešimus. Tai jeigu kibernetinio incidento metu yra paliečiami skaitmeniniai produktai, jūs jau turėsite apie incidentą pranešti dviem kanalais - NKSX ir ES sukurtą platformą. Ir dar dirbtinio intelekto aktas, jis manyčiau, kad tai bus taikomas visom organizacijom, tiek kūrėjam, tiek atstovam, tiek naudotojam dirbtinio intelekto, o turbūt kaip ir mūsų organizacijų, jūs visi jau dabar naudojate, ar tai ChatGPT, ar tai Copilot, ar tai kitas dirbtinio intelekto priemonės, aplikacijas ir taip toliau. Ir čia atsiras pareiga jums aiškiai apsibrėžti, kokiom sąlygom, ką naudojate, kokios atsakomybės yra ir kaip jūs užtikrinsite, kad konfidenciali ir kita informacija nebūtų paviešinta per dirbtinio intelekto tam tikrus įrankius. Tai dar skaidrėmis pasidalinsim, čia šiek tiek biški ir daugiau bus apie tai, bet turbūt, kadangi mano laikas baigėsi, 2 minutės pavėlavau, bet aš savo pranešimą jau norėčiau ir baigti. Gal yra kokių klausimų? Taip, ačiū, tai jo, kas turite klausimų, rašykite, o aš, Ernestai, atsakau į prieš tai tavo teiktą klausimą, pasidalinu dalyvių atsakymais. Tai į klausimą, ar jūsų organizacija anksčiau buvusi ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytoja po kibernetinio saugumo įstatymo atnaujinimo buvo identifikuota kaip esminis kibernetinio saugumo subjektas. Tai 4 webinaro dalyviai pasisakė taip. Vienas webinaro dalyvė pasisakė, kad buvo identifikuota organizacija kaip svarbus subjektas. 7 dalyviai pasisakė, kad anksčiau nebuvome ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros valdytojas ir 3 dalyviai pasisakė nesu tikras. Ok, tai vat jums turbūt pats didžiausias iššūkis yra pereiti, aš tikiuosi, kad jūs jau perėjot, nes 12 mėnesių praėjo, jūs jau turėjot viską prisiduoti. Bet tas suvokimas tarp skirtingų teisės aktų reikalavimas, net ir ta pati metodika ypatingos svarbos infrastruktūros valdytojų, taip, jinai nepanaikinta yra, bet jinai nebeturi reikšmės, nes jūs tiesiog esate esminiai subjektai. Taip. Bet turbūt visas tas transformavimas, aš tikiuosi, kad jūs gerai pasidarėt, o galbūt netgi ir mano tos pranešimo slaidės padės dar suvokti, jeigu įvyko kažkoks tai dokumentinis pasikeitimas, tai dabar įvyks tam tikras mentalinis procesų pasikeitimas į tą pusę. Viskas. Aš noriu visiems padėkoti.